Labas vakaras. LRT televizijos ir radio eteryje aktualių pokalbių laida Dėmesio centre. Seimo antikorupcijos komisija kreipėsi į STT ir generalinę prokuratūrą, kad šį ištirtų, ar verslininko Beno Gudelio įmonė įsigyjant bendrovės Noras Media valdančią trečdalį Lietuvos ryto žiniasklaidos grupės akcijų nebuvo padaryta žala bankrutuojančio banko kreditoriams ir tuo pat metu valstybei. Šį vakar Dėmesio centre į žiniasklaidos verslą pasukęs Benas Gudelis. Labą vakarą, ponas Gudelį. Na, Snoro Media kartu su trečdaliu Lietuvos ryto akcijų pardavimo sandoris. Kam jis buvo naudingas? Sandoris kam buvo naudingas? Matyt, Snoro kreditoriam. Na, Neilo Kuperio vadovaujamas bankrutuojantis bankas Noras prieš mėnesį skelbė tokią informaciją. Užbaigtas bankrutuojančio banko Noras antrinės įmonės Noras Media valdančios 34% Lietuvos ryto žiniasklaidos grupės akcijų pardavimo sandoris. Čia šiek tiek praleisiu ir įsigijo jūsų įmonė Fragrances International už 100% Noras Media akcijų bankui sumokėjo 10 milijonų litų. Viskas teisingai? Nu, virš 10, bet nes. Taip, maždaug. Nes jie nurodo, kad 10 milijonų litų. Nu, ten yra dar likučiai, taip. Atlyginimų likučiai dar tokie. Jūs, aišku, žinojote, ką perkate. Kiek skolų Noras Media turėjo iki jums įsigijant? Nu, aš tikrai nežinau, kiek jisai turėjo skolų. Aš žinau, kad akcijos buvo įsigytos už 20 milijonų. Kiek aš suprantu ir tuo ir baigėsi viską. Ar tiesa, kad 20 milijonų skola iš bankos Noras tų akcijų įsigijimui, ji buvo nurašyta? Jūs nupirkote įmonę be skolų? Ne, tai mes nupirkom įmonę už 10 milijonų su tokiu įstatiniu kapitalu. 20 milijonų. Tai iš esmės, na, įmonė buvo... Taip, tų pinigų sąskaitoje nebuvo. Ne. Jie buvo skirti... Sąskaitoje buvo nulis. Sąskaitoje buvo nulis. Nulis. Mes nupirkom įmonę su nuliu sąskaitoje ir sumokėjom 10 milijonų, kurios sumokėjom Snoro ten likvidatoriam ir lygiai taip pat kaip mašina ar beleka. Tai yra normalus procesas. Čia kaip anekdotai apie vyrus, žinot. Tame visame akcione 10 norėjo. Tai buvo 10 paraiškų. 4 galėjo, tai 4, kurie nusprendė pasiūlyti pinigus. Nu ir vienas paturėjo. Tai čia mes. Paturėjot ką? Tas akcijas. Akcijas ar bankrutuojantį banką? Ne, akcijas. Na, tai ponia Gudelį, suprantu, kad jūs mažiausiai dvigubai gudresnis už Antonovą ir Baranauską. Jie už 20 milijonų litų 34% Lietuvos ryto grupės akcijų pirko per krizę. Jūs tas pačias akcijas jau po krizės nupirkote 2 kartus pigiau. Nu, aš nežinau, kas čia protingesnis. Kiekvienas žmogus priima sprendimą. Čia buvo daug pirkėjų, daug norinčių ir, žinot, žmogus perka vienas butą už 3 milijonus, parduoda už milijoną, kitas perka už milijoną, parduoda už 3, tai čia jau kaip pasiseks gyvenime. Na, tiesa, aišku, jūs pirkote už savus, o jie pirko už indėlininkų pinigus. Nu taip, jie pirko už banko, aš pirkau už savus. Tai mūsų tokia vertė, mes buvom didžiausias pasiūlymas, visi turėjo tą galimybę ir artimiausias konkurentas tikrai buvo 1,5 milijonų nuo mūsų nutolęs ir tokiu būdu mes įsigijom tas akcijas, o kad aplinkui kalbos pavydas, nu tai gal niekam nelabai patinka, kad pagaliau tos akcijos parduotos ir yra aiškus toks paveikslas dabar susidaręs apie Lietuvos ryto grupę. Koks paveikslas? Normalus. Matot, man pinigų nereikia, man politikos nereikia, man iš tikrųjų nieko nereikia. Taip kad esu vienas iš keleto žmonių gal Lietuvoje sustabdytas daryti verslą, negaliu plėstis niekur. Taip, jūs turite omeny konkurencijos tarybos sprendimą neleisti jums pirkti mažmeninio tinklo Douglas? Taip,
kadangi pasakė, kad mes daugiau nebegalim plėsti verslo, tai esu toks truputį kitoks. Ir todėl nutarėt investuoti į žiniasklaidą? Ne, aš investuoju į daug ką, bet žiniasklaida man pasirodė visai geras variantas. Na, prie žiniasklaidos prieisim. Šiuo metu turbūt reiktų dar įsiaiškinti apie patį pirkimą, kur dalyvauja bankrutuojantis bankas. Snoro pranešime, kurį jau citavau, toliau teigiama, kad iki sandorio užbaigimo banko bankroto administratorius sutvarkė bendrovę ir kapitalizavo skolas bankrutuojančiam bankui. Ta jau kalbėjom, 220 milijonų litų skolų nurašyta. Pone Gudeli, jūs puikiai suprantat skaičiuose ir finansuose, esat patyręs verslininkas ir investuotojas. Taip. Tai reiškia, kad bankrutuojantis bankas nurašė paskolas į nuostolius. 20 milijonų nurašyta, o 10 milijonų gauta. Rezultatas, bankrutuojančio banko kreditoriai ir iš jų didžiausias valstybė iš šio sandorio prarado 10 milijonų. Sutinkat? Aš nežinau, čia galim kalbėti prarado, galim kalbėti gavo. Buvo pasiūlymas. Pasiūlymas tęsiasi apie 6 mėnesius. Buvo pasiūlyta visiems, įskaitant Skandinavijos medijos grupės, įskaitant Estijos, Baltijos šalių ir Lietuvos. Ir niekas nedavė didesnės kainos. Tai ir galima sakyti, kad tai blogas sandoris, jeigu buvo atviras, paklotas reikalas ir niekas nedavė daugiau, negu mes davėm. Blogai? O ar jūs nupirko tai, kas buvo parduodama pradžioje? Ar nebuvo parduodama įmonė su 20 milijonų skolų? Ne. Buvo parduodama arba įmonė, arba akcijos. Taip. Tai va tai buvo. Ar kiti investuotojai nesuprato, kad jie perka įmonę su 20 milijonų skolų? Man atrodo, kas turi 10 milijonų ar 5 ar net 1, visados pasidomi, ką jie perka. Tai čia yra natūralu. Jeigu jau turi tą milijoną, tai tikrai atsargiai perki beleką. Tai nereikia prisimetinėti, ten kas nors prisimeta. Yra daug žmonių, kurie svajoja, bet svajonės yra vienas dalykas, antras reikia uždirbti tos pinigus, reikia sugebėti juos išlaikyti ir tada panaudoti, kada randi atitinkamą progą. Na, įsivaizduokit situaciją. Jūs dabar būtumėt kreditorių atstovas, Taip. į kurio pinigai prapuolė Snoro banke. Taip. Būtumėt gal net kreditorių komiteto narys, jeigu būtumėt daug praradęs pinigų. Visas kreditorių komitetas ir ten dalyvavo sprendimo priėmime. Tai kaip kreditorių požiūrių ir valstybės požiūrių? Jeigu parduodama įmonė, o pardavus įmonę, bankas, kuris valdomas šiuo metu yra kreditorių, jo turtas sumažėjo 10 milijonų litų. Buvo 10 milijonų skola, 20 milijonų skola. Jos neliko ir gauta tik 10 milijonų. Tai nuostolis. Nuostolingas valstybei sandoris. Taip išeina. Ne valstybei nuostolingas sandoris. Yra lygiai taip pat kaip palikimas. Galbūt pavyzdžiui paimsim palikimą. Jeigu žmogus pasimirė ir paliko kažkokį turtą ir jis vertino ir visai šeimai sakė, kad tas turtas vertas 20 milijonų. Kada šeima nusprendė parduotą turtą, didžiausią pasiūlymą, kurį gavo, oficialiai reklamuodami, oficialiai visiems duodami dokumentus ir visą tai buvo 10 milijonų. Tai reiškia, kad šeima prarado 10 milijonų ar kad turtas buvo vertas tik 10 milijonų. Na, viešoje erdvėje, kaip jūs puikiai žinot, čia necituosiu visų tų straipsnių, kurie yra prirašyti, bet viešoje erdvėje yra pranešimų, kad jūs pirkote visai ką kitą, negu norėjo pirkti kiti. Kiti siūlė sumas investuotojai už įmonę, kuri turi 20 milijonų skolų, o jūs nupirkote įmonę, kuri neturi 20 milijonų skolų. Klausykit, aš nežinau, ką kiti siūlė, bet aš nemanau, kad ir tas pats Cooperis, ir ta valdyba yra antiek kvaila, kad jie paimtų mažesnį pasiūlymą negu didesnį pasiūlymą. Kaip tuo metu, tai yra nerealu. Ir kad mes neperkam kažkokį ūkį Pasvalio rajone, mes perkam ir mes pirkom ir nusipirkom Lietuvos ryto grupę. Taigi visi supranta, kad Lietuvos ryto tai yra didžiausia grupė Lietuvoje, aš turiu omeny spaudoj ir internetas, ir televizija, ir spaustuvės.
visi žino, kad čia tokių, kaip sakyt, bajeriukų nepadarysi su tokiu pirkiniu ir pardavimu. Tai nėra kvaili žmonės. Tai yra vieni iš geriausių profesionalų, kurie buvo pasamdyti valstybės, bet kad piktų žmonių daug, kurie nesupranta, kaip procesas vyksta, ar nedalyvauja jame ir pasako kažkokius nuisansus. Vienas ten sakė, kad siūlė milijoną, kurio neturi ir kas duos paskolą jam, jis nuėjo į banką, paprašė 20 milijonų paskolos ir užstatytas akcijas. Nu tai bankas pasiekė ir viskas. Nu tai svajot mes visi galim. Kas nors nori nusipirkti Eifelio bokštą, bet neturi ant bilieto į Paryžių. Tai ką daryti dabar? Kam jums tos akcijos, ponia Gudelį? Kaip? Kam jums tos akcijos? Bet man įdomu, kad prašau, sėdžiu dabar su ponu Jakilaičiu, klausia manęs klausimą. Man labai įdomu. O jeigu rimtai? Tai kad aš nieko daugiau daryti negaliu. Kaip trumpiau paaiškinti, mane valstybė stabdo, aš nieko negaliu versle daugiau plėsti. Tai... O pinigų yra, kažkur juos investuoti reikia? Tikrai yra ir pinigai investuoti teisingai, aš skaitau, kad viskas gerai, gal truputį padėsim. Po trumpos reklamos mes sugrįšime į studiją, pratęsti pokalbę su verslininku Benu Gudeliu. Likite su Lietuvos radiju ir televizija.